Vyriausybės sprendimas nacionalinio stadiono statybų finansavimui vis dar kybo ore, tačiau sostinės savivaldybė jau įmūrijo simbolinę kapsulę ir ieško būsimų stadiono operatorių. Nacionalinio stadiono statybvietėje šiandien įmūryta simbolinė kapsulė ateities kartoms. Tik ši simbolika gali tapti ne statybų pradžia, o pabaiga. Savivaldybė skelbia, kad lėšų statyboms turi vos gerai savaitį, tačiau vyriausybė neskuba švaistytis skandalais garsėjančiam stadionui remti. Ir aplinkos ministerija, kito ministerija yra pavesti detaliai išnagrinėti projektą. Kol kas savivaldybė prašo apie 200 milijonų, kad projektas bus detaliai išnagrinėtas. Jeigu bus kokie nors perviršymai skaičiuojant, tai aišku, tai bus sumažinta. Vilniaus miesto valdžia laikosi pozicijos, kad net ir nežinant, kada bus vyriausybės skirtos lėšos, stadionas turi duris atverti numatytą 2009 metų birželio 25-ąją. O abejojantiems statybų skaidrumu sostinės meras pažadėjo nupirkti akinius. O jeigu kam neaišku, kad ten kažkur skaidrumo kažkam trūksta, tai sakiau aš galiu net nupirkti labai brangius akinius tiem, kurie netėję nieko nemato. Gali skaičiuoti, tikrinti, kontroliuoti. Viskas yra užtikrinta dabar. Nacionalinio stadiono likimas yra vyriausybės rankose ir kaip galima greičiau vyriausybė priims sprendimą dėl stadiono finansavimo, taip greitai galėsim tęsti darbus. Skelbiama skandalingų stadiono statybų kaina 370 milijonų litų, tad jau dabar, atsisakius kai kurių brangių statinio detalių, kiekvienam šalies gyventojui jis kainuos daugiau nei po 100 litų. Nors vyriausybė vis dar nepatvirtino, ar skirs nacionalinio stadiono statyboms lėšų, savivaldybė jau įmūrijo simbolinę kapsulę. 5 kanalo žinioms Rita Geičiūnaitė ir Tadas Leonovas.